Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevargavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė. Iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas ne amžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas, bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Tai viešpaties žodis. Šiandien Jėzus sako, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Mes bijome tiesos, ypač tiesos apie save pačius. Dažnai apsimetame, kad viskas yra gerai, teisiname savo blogą elgesį, savo trūkumus ir dažniausiai kaltiname kitus. Pasaulis, aišku, kūrė tokias sąlygas, kad pradėtume bijoti patys savęs, savo netobulumo, savo silpnumo, savo žmogiškumo. Reklamos rodo mums tobulus žmonės, tobulą aplinką, tobulą gyvenimą. Mes taip pat stengiamės parodyti tik gražią savo pusę. Dažnai gėdėjamės, kai nesuvaldome emocijų, kai supykstame prie kitų. Jauni žmonės kartais gėdėjasi savo tėvų, nes jie nėra tokie modernus kaip draugų tėvai. Kažkas gėdėjasi savo vyro ar žmonos, nes jie nėra patrauklus iš išorės arba negeba iškalbingai kalbėti viešai. Kažkas gėdėjasi savo vaikų, nes jie kitokie, galbūt turi negalią, netitinka visuomenės standartų. Tačiau netobulumas nėra gėda. Tikroji gėda tai apsimetimas tuo, kuo nesi. Jeigu priprasime apsimetinėti prieš save ir prieš kitus, galų gale pradėsime apsimetinėti ir prieš Dievą. Bet šiandien Jėzus sako aiškiai, tiesa padarys jūs laisvus. Tai ne tiesa, kuri smerktų, tai ne ta, kuri žemintų, tai tiesa, kuri gydo. Kristaus tiesa ne tam parodo mūsų žaizdas, kad išjuoktų, bet kad jas išgydytų. Ji neskaudina, ji perkeičia, ji neslegia, ji kelia. Dievo žodis padeda mums pažinti tiesą apie save. Ir nors ši tiesa parodo mūsų žaizdas, į tai daro su meile, kad Kristus galėtų jas paliesti ir išgydyti. Jo šviesoje žmogus nesugniūžta, bet dar giliau pasineria į tėvo meilę ir gailestingumą. Ne vienas iš mūsų nėra tobulas. Niekas nėra švenčiausias, niekas nėra geriausias.
Kiekvienam iš mūsų reikia Kristaus. Jis pažįsta mūsų silpnumus, mūsų nuodėmes, mūsų žaizdas. Jis gydo. Jis perkeičia. Jis pašventina. Geros jums dienos. Iš pelenų į gyvenimą.